Sveiki! Šį kartą apie šlykštynę. Norėjau parodyti energetiką, kas vyko, kokie suvokimai man atėjo ir tai pateiksiu lentoje. Tarkim, atėjo šlykštynė. Ir mes visi išsigandom. Išsigandom ir vieni reagavo, oi, čia tokias baimės, daug tų baimių atsirado ir jų energetika pradėjo leisti žemyn. Pradėjom saugotis, visokius apsisaugojimo priemonės, pirktis, dezinfekuoti rankas ir taip toliau. Daug kas paliūdnėjo ir jų energetika vėl žemesnė, visokios depresijos atsirado ir žmonės reagavo labai negatyviai. Kiti pasirinko tą tokią pozityvią pusę. Tai aš dabar turėsiu daugiau laiko. Tada aš gal, ką aš padarysiu? Daugiau laiko praleisiu su šeima. Ir jie tada tokia harmonija šeimoje daugiau palaikė ir dirbo galbūt iš namų. Tas irgi visai sutaupė pajamas, tarkim, keliavimo į darbą, kelionės. Kiti verslus atidarė, tai dar labiau, ne? Aš žinau, netgi buvo žmonių, kurie keliavo per tą šlykštynę ir jiems nebuvo jokių ribų. Ir, aišku, visada apėjo tos įstatymus. Taigi, energetikos labai skirtingai pas žmonės buvo, ne? Ir dabar, nuo to laiko, vis dar jinai keičiasi ta energetika, visi turim mes kažkokių ypatingų, didesnių, mažesnių sunkumų, bet vis dėlto jie yra. Pas kiekvieną žmogų iššūkiai, aš nevadinu problemomis. Ir kas dabar vyksta, tiesiog tokia pilka terpė tarp tų negatyvių tokių išgyvenimų ir tų tokių geresnių vis didėja. Ne? Ir kas įvyko? Tarkim, aš buvau čia ir aš pakilau čia. Ne? Aš prisikėliau tarsi iš pelenų, todėl vis dėlto sugebėjau iš tos žemos energetikos pakilti, pamatyti visame tame dievišką planą, nes tie visi atsakymai man atėjo iš viršaus, iš šaltinio. Tai dėl to ir jūs kviečiu visus ateiti pas mus į mūsų šventę, į mūsų projektą, tam, kad nebūtume toj terpėj, o visi eitumėm kartu ir kiltumėm tik aukštyn. Tai toks mano pakvietimas, laukiu jūsų visų mūsų projekte, kuris bus kituose videoje.